Андрюха, кур, блядь, ну кур ты, не я, твою мать, пизда, блядь, курва! Блядь, ой, ёб твою мать! Стакет, блядь! Diskusija, klausytojai vieną kitą poziciją užėmė, vieni sako, kad tikrai čia itin gali blogai baigtis, kiti, kad nereikia drebinti kinkų ir pergyventi dėl to, kas čia vyksta per daug. Mes finansų ekonomisto paklauskim vis dėlto dar per pertrauką šnektelėm apie tą, na, dabar lyg ir toks politiškas piarinis yra putimas sankcijų, kas ką į vidaus auditorijai pardavinėjami dalykai, tačiau, kaip ir Ignas sakė, matyt, paskui prasidės tie žaidimai po kalda visi, kur kas ten kažkokie ten šalis, kurios draugiškesnės, įmonės, gamintojai, valdininkai, santykiai ir matyt viskas gali taip suminkštėti gerokai ir apėjimo visokių scenarijų gali būti kokių. Elementariausia būtų tiesiog Lietuvos holdingo įmonės, tarkim, Ukrainoje įkuriam, Rumuniją, tarkim, įkuriam kažkokią kitą įmonę, į ją pervežam produkciją, ten užklijuojam naują lipduką su pagamintu Rumunijoje ir vežam į Rusiją. Ir tikrai niekas ten prie sienos netikrins, ar čia tikrai Rumunijoje pagamintas produktas ar dar kažkas. Ir būtent šitais keliais galima ir jau labiau tarptautinės kompanijos Amerikoje dirbančios, jos tikrai turi pakankamai daug visam pasaulyje savo ir gamybinių punktų, tiesiog eksportui skirtų punktų, iš kurių ir gali vežti visą